1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, kalbu. Kažką rodo. Kažką rodo? Aš tikiuosi bus gerai. Jeigu ką, tai šiaip aš tavęs pasilgau ir tokia, ačiū, kad įsileidai savo laidą. Indrė, ačiū, tokia, kad tu... Ahum. Bet tikrai labai ačiū, kad tu parašei, nes jeigu ne tu, tai čia būtų jau buvusi pabaiga šiais metais. Ačiū tau. Ačiū. Ačiū tau, kad tu... Dabar mušam visus rekordus. Tiesiog palaikymas apie tai. Taip. Ne, naktį vyksta filmavimas po visų darbų, Timūrai. Jo, gan vėlai esam, gan vėlai. Taip. Ačiū, kad atvažiavai. Jezu, labai čia tokia jau pradžia būtų. Nu, aš nežinau, tiesiog taip, pradėjau, reikia vardinti. Tai labai džiaugiuosi, kad esi. Nes, kaip ten buvo, palauk, tu pirma parašai, tu sureagavai mano story. Man va tas įdomu buvo, kad taip, tu ten tokius niuansus pagavai ir aš galvoju, okei, ir taip kažkaip taip vyko. Aš tiesiog pamačiau, kad tu pradėjai naują šitą savo kelią. Aktyviau pradėjau būti ten, jo. Jo, ir tada ten kažką pasiskundėjai tuo, kad kaip čia yra sunku ir sudėtinga ir aš tiesiog pasakiau, kad sveikas atvykęs. Taip. Ir sėkmės, pavaryk ir tada tu man pasiūlėjai sudalyvauti laidoje ir tada kažkaip, žinai, įvyko gyvenimas. Tada aš dingau, jo. Ir tada kažkaip tu man neišėjai iš galvos ir galvoju, nu, blembas, žinau, kaip yra sunku ir žinau, kaip reikia palaikyti, tai... Ačiū, kad labai tikrai dėkingas esu, nes dabar esu jau tam etape, kur atrodo, jau lyg ir išsprendžiau, ką čia daryti su to visu, žinai, nes tikrai buvo noras uždaryti ir pamiršti, ir pabėgti, ir sugriauti, bet tada galvoju, nu, tai tebūnie, jis tegul gyvena natūraliai, nes mano pirminis planas buvo, žinai, aš taip noriu, kad būtų. Bet vat nesigavo, tai dabar turim taip kaip ir ačiū tikrai, kad atvažiavai, labai džiaugiuosi. Jeigu ką, mano yra giminė labai didžiulė, aš numesiu linką. Visi sužiūrės. Ir visi sužiūrės. Čia bent jau, ne, nu tiesiog, man atrodo, toks labai paprastas, žmogiškas tas faktorius, nes tik tai tie, kurie praėjo tą kelią, tą etapą, gali užjausti, atjausti ir per tą visą, kaip mes pavadinam, įvyko gyvenimas. Ne visi moka, žinai, pasidžiaugti kitų sėkme, tai, o geriausiai ne tik tai šnekėto per savo pavyzdį ir parodyti tai, apie ką tu šneki. Aš džiaugiuosi, kad tu atvažiavai dėl kelių priežasčių. Viena iš jų, tu man mintyse buvai, kad tave pasikviesti, bet aš bijodavau. Jo, aš tavęs, žinok, tikrai dažnais atvejais bijodavau, net jeigu į laidą ateidavai, žinai, kaip svečias, nes tu turi labai stipri tavo energija yra. Ir tu, kai ateini, tai tu pasakysi, kaip yra. Žinai. Bet aš, žinok, pasikeičiau. Tai gali būti. Bet šiandien aš kažkaip nebijau, nes man daug kažkaip parodė ir dar dabar daugiau tave branginu. Tas tavo iniciatyva, kurią parodė, parašydama vakar, kad tai bus ar nebus kas nors. Padarom. Atsiprašau, labą dieną, Timūrai. Mes šiaip seniai pažįstami. Žinai, iš ko žinau? Taip. Nes tu pas mane telefonės įvesta kaip Indrė Augustaitytė dar. Tu esi iš to gyvenimo laikotarpio, kur dar aš esu Augustaitytė. Taip. Tai čia dar CTV laikai ir aš atsimenu, tai buvo fotosesija. Taip, žinok, aš tą patį važiuojant prisiminiau. Ar tu turi tą nuotrauką? Tu nededi čia kažkokių tipo? Ne, aš gali būti, kad rasiu ir įdėsiu. Aš žinok, irgi kažkur atsimenu tą fotosesiją, nes tai CTV tai internetinė televizija, viena pirmųjų. Jo, humoristinis portalas video, kur buvo jau galima keiktis. Jo. Taip. Tai ten mes dalyvavom, ten aš tą pirmą sykį pamačiau. Tada video pradėjau žiūrėti ir taip pat kažkaip mes šalia iki čia ir atėjom. 40 metų. Tau jau kem? Ne. Ne dar. Ne, bet aš kažkaip pratinuosi. Aš visą laiką turiu tokią savo taisyklę, kad dabar aš jau kalbu apie tai, kad man yra 38, bet man yra 37. Aš prisijaukinu, nes kiekvieną kartą, kai ištinka gimtadienis ir tada, o Dieve, man tiek metų, tai aš tada jau esu, žinai, tai palauk, kiek čia man tų metų. Visai nedaug. Nu jo. Kem. Daug. Aš tik sakau, kem yra vidurys. Aš taip matau. Vidurys, tu iki 8 planuoju. Taigi šiaip yra lietuviškas life expectancy vyrų, tai dar mažesnis. Ten yra, kad jie, tipo, kiek jiems... kad jūsų jautri širdutės. Nes kažkas turi darbus nudirbti. Nes kažkas gal viską viduje kaupia. Jo, vyrai yra vienas tikrai geras bairis, liaudiškas, kad sako, vyrai nesigydo, vyrai miršta. Jo. Šitas yra, kad, žinai.
Tai aš gydausi ir dar čia tas visas nutiko, žinai, šalia. Bet labai yra, man atrodo, kad visas šitas, kas atsitiko, tai yra tokia tam tikra prasme terapija, pagalba ir per praktiką, per darymą, man atrodo, sunkiausia yra žengti tą žingsnį, kad vyktų kažkas, tam, kad vyktų, reikia daryti, tam, kad darytųsi, reikia, tokį pagauti pagreitį. Tai... Gerai, dabar žiūrėk, čia kaip būdamas natūraliai pesimistas, aš tavęs paklausiu, nes aš jau dabar juodžiausiai atrodo daliai nuslinkus. Gerai, kaip tada tu randi jėgų, kai atrodo jėgų niekam nebėra, kažką dar daryti? Žinai, apie ką aš kalbu, nes kai būna, nes visi sako, jo, reikia, aš ir dabar tikrai suprantu ir pritariu, kad turi planą ir tu laikykis jo, bet kai tau yra taip juodai, kai man dar nėra buvę gyvenime, atrodo, tai o kam tada? Jo, yra labai baisus jausmas, aš jį esu jautusi 2 kartus, tokia ta, nežinau, emocinė duobė, arba kaip aš atradau gal po karantino tokį jausmą, kad manęs nedžiugina. Tiesiog, aš viską suprantu, atrodo, kad jau tenai buvau, žinau, kaip veikia ta sistema, žinau, kaip ir daryti tai, kas tave džiugina, ten, tarkim, buvau atradusi šaltas vanduo, sportas, mankšta, tokia kaip maldelė ir aš žinau, kad po to, nes ten, žinai, kančia, bet po to, fainai, vidinis pasidžiaugimas, šaunuolė. Ir jeigu jau tas man iš tikrųjų nebeveikia, aš esu kaip namuose, atpažįstamoje erdvėje, man viskas yra aišku atpažįstama, bet aš negaliu išeiti iš tos erdvės. Ir aš buvau taip užsibuvusi, bet labai džiaugiuosi, kad leidau savo išsibūti, nes tam tikrų atvejų tas pabuvimas su savimi, jisai atveria tau dar tokius dalykus, kur, tokio vidinio stuburo ir pasitikėjimo, kad, žinai, aš galiu tikrai ir ten sugebėsiu ir leisti savo. Nes man atrodo, kad, irgi nepabijosiu šito pasakyti, mums, tokiems žmonėms, kurie yra veiklus, dirba, tuo gyvena, nes mūsų darbas ir veikla tai yra tai, kuo mes gyvenam. Ir dar plus, kad tai yra pridėtinė tokia vertė, kad iš to gali pragyventi, tai sustoti yra labai sudėtinga. Ir kai tu sustoji, tai jau tau tada vyksta ne taip, kaip įprastai, nėra ten, nežinau, mažiau gal veiklų, mažiau gal pasiūlymų, mažiau kažko tas, kas tau yra įprasta, tai tiesiog natūraliai tau išprovokuoja baimę, tada tavo savivertė pakrenta, toks užburtas ratas ir tada iš viso, tai kam aš čia, tai apie ką aš čia, ar čia iš viso aš sugebėsiu. Tai man atrodo, kad vis tiek vienok yra labai gera sustoti ir išbūti ir priimti tą tokį ir save kitokį, nes mes keičiamės, taigi labai normalu, kad, tarkim, su to pačiu klausimu CTV, ar tu tą patį galėtum daryti ir jeigu jau darytum, man būtų ganėtinai keista. Per tą visą gyvenimo ilgą dešrą, tu tą patį varai, nežinau, tie patys personažai, tie patys projektai, taigi vis tiek tu keitiesi. Tai atitinkamai leisti savo išbūti, jeigu aš tai vadinu tą būseną, tai yra kaldros kokoniukas, biški, tas yra, mes turim tokį moteris, kaip čia gal ir pateisinama iš vienos pusės, tokį PMS-inį, hormoninį, nevaldomą, nežinau, aš tai sakau. Jūs gamta prie to pripratina. Vidinė žertva, kur tikrai tu jai leidi pabūti, nes kitu atveju tiesiog gal išprotėtum. Ir tada, kai tu iš tikrųjų susipažįsti su savimi, tu žinai tuos įrankius, kaip valdyti. Bet tu veiki, nes niekas kitas, mes visą laiką, kai mums būna tos duobės, mes labai norim to palaikymo, labai norim supratingumo, labai jaučiamės vieniši atskirti, bet vis tiek galiausiai tas atspirties taškas tu esi pats. Nes tu iš tikrųjų, tau jeigu yra sunku susivokti, kas su tavimi vyksta, kodėl taip tu jautiesi, tai ko tu gali tikėtis iš kitų žmonių, kurie, visai kitaip ten žiūri tavo tą situaciją, ką tu čia, ko tu čia parinės, taigi nieko tokio. Namas, šeima, vaikai, žmona, nežinau, bet to vidaus, kas vyksta tenai, kas šiek tiek ir baugina, kai pasilieki pats su savimi ir savo mintimis, tai tada jau supranti, kad, tai aš ir esu atsakingas už tai, kaip aš jaučiuosi, aš ir atsakingas už tai, ar aš dabar kelsiuosi ar ne, ar aš smerksiu save ar ne,
ar aš pasidžiaugsiu ir pasididžiuosiu savimi. Tai mano tos mini kažkokios tai pergalės, tokia teisybė sakau, nes to čiautėsiu. Mano organizmas, matai, labai veikia, kai apie tai šneku, nes, nu, tas iš tikrųjų veikia. Tai tiesiog, nu, tarkim, juokingiausias, nes aš iš tikrųjų ir labai juokiuosi iš savęs. Man labai, aš esu, nu, tokia... Tu kalbėjai jau šiaip gyvenime? Jo, gyvenime, nu, tiesiog iš tų situacijų, kur, nu, tu tiesiog pakeiti tą požiūrį, kad ten, ir pati netgi juokiuosi, nes aš iš tikrųjų labai viską, anksčiau iš viso perdėm reaguodavau ten, nėra grietinės, nėra pieno, tai kaip čia dabar, nu, toksai ir... Ar tikrai, nu, dabar taip reikia reaguoti ir tą užkeli emociją, kur atslūgus arba atsitraukus nuo tos situacijos gali taip sakyti, na, ar tikrai čia yra problema, ar, nu, ką mes galim padaryti ir pakeisti. Tai su tuo bėgiojimu arba sportavimu, tai ir yra toksai, kad aš ten iš viso gyvenime nebėgdavau, man labai nepatinka, nes tuo metu, kai pradėjau bėgioti, turėdavau didelę krūtinę, įvyko gyvenimas. Tai, nu, kažkaip buvau savo prisikalusi daug dalykų, ko aš nemėgstu, ko aš nenoriu, nors iš tikrųjų tai net nebuvo apie mane ir net ne mano tie dalykai. Ir va tas virsmas ir vyko kelioniai pažinti su savimi, tai kad ten, pavyzdžiui, aš galiu pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kas, pavyzdžiui, garsiai, kai nuskamba, nu, tarkim, viešumoje, nu tai, oi pasikėlus, oi egoistė, oi savanaudė. Bet iš esmės, man atrodo, kad tai nėra egoizmas, tai yra toksai vidinis tokio tvirtumo tam, kad tu galėtum šiaip nugyventi dieną. Nu, pradėkim nuo to. Čia yra dažnai jo žmonių maišoma egoizmas ir savo poreikių patenkinimas. Čia va, dažnai jo, tos savo kasdienės rutinos atlikimas arba ribų brėžimas galų gale, žinai, ko dažnam tenka mokintis. Ir jo, tu pasakai kažkam ne ir ten jos, čia žinai. Ne, bet tu dar ir žiūri visą laiką, tai aš savęs nelyginu su maratono bėgikais. Aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kaip mes galim lygiuotis į kažką ir tada džiaugtis savimi. Nu, nes tu netenki tos galimybės pasidžiaugti. Aš, pavyzdžiui, džiaugiausi, kad aš ten pusę metų aš nubėgdavau ten, tarkim, kilometrą. Tai yra juokingas dalykas ir ten tie, kurie žmonės laksto, o Dieve, kilometras, tai kas čia nedaug. Bet man tai yra daug. Tai yra mano pergalė. Man tai yra faina ir kai tu ten, nežinau, rytą kažkokį padarai priešingai, negu kad tau yra įprastai, tu susikuri tokias mažai žingsneliais, tokias smulkmenas. Nu, tokias vidinės džiaugsmo... Maži tiksliukai, ne? Nu, tokie maži tiksliukai, nes dažnai mes kalbam apie labai didelius tikslus, apie ten, nežinau, kažkokius tai pinigus, turtus, ten automobilius, kas viskas yra labai gerai, bet iki to, kad tu pasiektum, tu turi pahalinti, atsiprašau, labai ilgus metus ir tai nebūtinai tu pasieksi to tikslo. O visas šitas kelias iki to tikslo, jisai yra apie nieką. Nu, toks jis pranyksta, nes tu nieko nebevertini, nebesimėgauji tuo visų procesu, nes man asmeniškai pasiektas tikslas arba pergalė tai yra vienok pabaiga. Nu, tipo, tu atsistoji ir sakai, oho, o kas dabar? O ką dabar aš darysiu? Tai susikurdama savo kiekvieną dieną, tai pabandyk, nu, ten tarkim, 3 momentus užfiksuoti, kuriais tu džiaugiesi. Nežinau, išlindo saulė, kas yra retas dalykas ir visi ten arba filmuoja, arba gražiai sninga, arba, nežinau, esi savo kažką susigalvojęs, nu tokios smulkmenos. Aš žinau, apie ką tu kalbi. Ir tau, kad nenueitų per niek diena, nenueitų per niek savaitę ir nenueitų per niek gyvenimas. Aš puikiai suprantu, apie ką tu kalbi ir kai man buvo viskas geriau gyvenime, aš tuo ir džiaugdavausi ir tą patį manifestuodavau, žinai, atrodo kiekvienoje veikloje, kurią darydavau, kad džiaugimės tais mažais dalykais. Bet jo, šitam judulį, kuriam atsidūręs buvau ir dar lipu, net ir tie gerai padaryti dalykai, nes man kaip vyrui, žinai, veikia tas, kad žiūrėk, mėnesio galas bus, kažkaip viskas turi apsimokėti. Žinai, ir gerai tu ten jo, tu laiku vaikus nuveži į mokyklą, tu ten baseinė paplaukai, galbūt jeigu jauties gerai, ten pavalgiai skaniai, nu ir, žinai, ir va tas man labai stipriai
kabo ir groja, žodžiu, nuolat. Kad... Bet tu čia kalbėjai apie ir vidinę emocinę tokią būseną ir apie finansus. Jo, nes tai yra prabanga, aišku, kad tai yra prabanga, žinai, tenai medituoti. Aš irgi, kai buvau paskendusi tuos visus vedlius, aš tikrai supratau ir ten tos pačios 5 valandos lyderiai. Tai jie neturi vaikų. Jie tiesiog neturi vaikų, nes aš tiesiog lūždavau. Ties 15 valandą, kai jau reikėdavo važiuoti vaikų susirinkti ir būreliai, aš tiesiog norėdavau miego, o dar reikia padaryti valgyti, nuvežti, suvežioti, palaukti, sumigdyti, nuprausti, dar kažkiek jiems duoti laiko. Tai jau ir pamiršti. Tai aš tą suprantu, bet kitas momentas, tai mes vėl lygiuojamės į juos, apie ką aš ir sakau. Tu vėl eini tuo pačiu būdu, kur galbūt galvoji, kad tai yra tau ir apie tave, bet netgi ir ten tas pats pabuvimas baseine. Nu, tai yra irgi kažkieno sukurto, tie tipsiukai, tai galbūt verta pagalvoti, ko, iš tikrųjų, pabūk su savimi ir galbūt tau net nereikia to baseino. Arba nereikia tau kažkokio tai dalyko, kuris ten padėjo man arba tau, bet apskritai aš ir kalbu apie tai, kad kiekvienas individualiai turi bandyti ir daryti. Nu, tipo, tas neveikia, okei. Bet čia gal yra fainai, tipo, gal užtenka to karto man pagulėti, pavyzdžiui, arba pamiegoti, arba, bandyti, nes kiekvieną kartą, ta pati taisyklė kartais gali ir biškai neveikti. Taip, matai, mano atveju visą laiką man versdavosi į tai, kad aš jausdavausi žiauringai kaltas, kad tai, ką aš pabandžiau, nesuveikė. Dabar vėl bandysiu, tikėtinai ir vėl nesuveiks, praėjo daug laiko ir labai komplikuotai viskas, sakau, ten susijungia yra. Bet nežinau, dabar džiaugiuosi, kad esu truputį, kažkiam tokiam geresniam, sakau, etape, tai tiek su šita veikla, su šito kanalo, galvoju, tegul pamačiau tikrąją padėtį, tai auginsim ant to, kas yra ir nuo to pradėsim. Tai mes taip iš karto, taip giliai nuėjom. Aš tokia, niurką tokią dėjom, bet mes apie tai ir šnekam, bet kitas yra, žinai, dėl to, kad tai yra naujas, man atrodo, bet vėl, dabar, žinai, kad nenueiti į kitą kraštutinumą. Nes kai ten, tarkim, aš prieš 7 metus pradėjau, iš tikrųjų, prieš dabar jau 9 metus nesąmoningai tai daryti ir susikurti kažkokią tam tikrą bendruomenę, moterišką auditoriją, eiti apie tą tikslą arba saugią aplinką, nes tu vėl tą patį paminėjai, nes mūsų veiklos yra neatsiejamai nuo auditorijos, nuo skirtingų žmonių. Šiai dienai jie dabar gali čia pat žiūri, išjungti, atjungti, pasakyti, kad nepatinka maniera, nepatinka, kad aš dabar taip darau, atleiskite irgi už tai. Tai labai išbalansuoja tave patį, dėl ko aš labai dažnai aš sakau apie palaikymą, apie supratingumą, nepatinka, tai, gal tą savo energiją yra labai sunku, neištaškyti ir tą dėmesį, nes labai elementariai mes mokam ir gebam, nežinau, gal čia nuo mūsų auklėjimo, nuo vaikystės, nuo, nežinau, kažkokių tam tikrų faktorių, mes visi susikoncentruojame ties, kas yra blogai. Tie ir posakiai, žinai, myliu, kai kažkas pasakys, pasakysiu, informuosiu, kai kažkas yra blogai, netgi ir darbdaviai, jeigu yra viskas gerai, jie tyli. Bet jeigu jau padarai klaidelę, oi mažulę, pareik, posėdžiai, pokalbiai, dar tau parodys, ką tu blogai padarei. Pasižiūrėk mokyklose, mokiniai. Jeigu kažkas prašiau sekasi, į ką mes visi susikoncentruojame? Į tą, kas blogai sekasi. Ir pamirštam tą, kas vaikų gal gerai sekasi, kame jis yra talentingas. Ir mes visi, ne, dabar būk, ten, nežinau, matematikas. Bet gal tiesiog žmogui nesiseka. Tai galim pabalansuoti tarp to, kad, gerai, ten, nežinau, plaukime tarp 6 ir 7, nes ne visi gali būti 10-tukininkai. Mus vėl stato į kažkokį tai rėmą, normatyvą. Televizijoje, kai pradėjau dirbti, tai aš tai vadinau S dydžio sukneliai, kurią aš tiesiog neįtilpdavau. Bet aš tiesiog privalėjau, nes prieš tai vedėjos buvo XS ir S ir tu M. Ir toksai, oi, atsiprašau, tai dar tie visi sienos, ribos, štampai. Bet čia maža detalė, kurios gali dažnas žiūrovas nesuprasti, tipo suknelės dydis. Bet, pavyzdžiui, aš puikiai pagaunu, apie ką tu kalbi, nes toks mini neatitikimas, man, pavyzdžiui, iš karto aš galvočiau, kad į baimę didžiulę, kad mane toj pakeis kitu.
pakeis tą, kurią S tinka, arba pakeis kitų, kuris raiškiau skaito, taip toliau, tai žinai, ir yra pilna tokių bet tu nevaldomų. netgi ir tai žiūri ir stengiasi perimti manieras tų tam tikrų, nežinau, va tos, pavyzdžiui, S dydžio moters, nu jau suknelė, tai akivaizdžiai reikia kažką keisti su savo ten išvaizda, tada ne šiek tiek reikia artikuliuoti arba kalbėti kažkaip kitaip, mažiau musikuoti savo rankomis, daugiau tiesiog gražiai šypsotis ir tiesiog klapsėti akimis. Tu perimi netgi, nu, iš tos pačios baimės, kurią tu paminėjai, kad tu tuoj pakeisi, arba tu turi būti ir įtilpti tą, nežinau, suknelės dydį, nu čia tiesiog toks pavyzdys, tu prarandi savo tą tokį unikalumą. Tavo kažkaip, nežinau, tavo išskirtinumą jį traktuoja kaip minusą ir tu tampi tą tokią pilką masę. Ir čia šokiruoti ar nustebinti kažką tai yra pakankamai lengva. Ir tada atitinkamai, jeigu augo tokioje visuomenėje jauni žmonės arba net ir, nežinau, 30 metų, bijo kažką pakeisti. Ir taip nugyvena savo liūdną, piktą gyvenimą ir tada mes stebimės, kodėl jie tada yra tokie pikti, kodėl jie yra tokie pavydūs ir pagiežingi ir savo pyktį išlieja ir kaip jie gali manęs nesuprasti, arba kodėl jie gali su manimi nesidžiaugti, nes jiems yra pikta. Nes tikrai aš tą supratau vienu laikotarpiu, kad žmonės pykdo netgi tai, kad aš ten, tarkim, šipsausi, arba kad aš per anksti anot jų nustojau gedėti arba liūdėti. Reikia dar liūdėti. Kodėl jinai dabar linksma? Nors iš tikrųjų niekas nieko nežino, kaip yra iš tikrųjų tam žmogui. Tiesiog kiekvienas žmogus, man atrodo, turi pasirinkimo teisę, ką transliuoti. Tai jeigu aplinkui yra labai daug pykčio, tai aš pasirinku tada gal tai pasilikti savo, išgyventi ir tada pasidalinti. Reakcijos dažniausiai, aš tą supratau, bet paskui, žinai, tu tą gali lengviau atrodo išgyventi, kai tau yra lengva, bet kai sunku, tai neišeina. Reakcija žmonių į tavo kažkokį kūrinį, į tave dažniausiai, jeigu jinai būna emocinė, tai jinai nėra apie tave, tai reiškia, ne tu buvai kažkoks netoks. Tiesiog jo, bet žinai, kai tau yra iš tikrųjų šūdas viduje ir tau pasakydavo, aš tikrai atsimenu, tai ten prieš 11 metų toj pradžioj, nes nieksgi apie tai nešnekėjo, kaip reikia tau reaguoti ir ten jeigu pasakydavo debilę, prakišo į teliką ir tu ten, aš ne debilė, žiūrėkit, aš ten mokinausi, studijavau, dirbau ir aš tikrai stengiuosi ir čia gyvyko atranka, nes ta prasme, nu ir kas, kad prastumė, ar tikrai tas prastumikas ir stovi ir veda už tave laidą, arba ten daro dalykus, ne, bet jeigu tu pats nepasitikė, dėl ko visą tai vėl grįžtam, atsigrėži į save ir jeigu tu iš tikrųjų nu netiki tuo, tai tave ir surezonuoja tai, ką tau sako. Dabar man gali, nežinau, nu ir šiaip aš turėjau tokį jau išsenytą posakį, kad tiems, kurie ten stumia arba kažką, nors iš tikrųjų tai labai apmažėja yra, nes aš nusibrėžiu tam tikras ribas, nu, kaip man patinka, kaip su manimi elgtųsi, nes aš taip elgiuosi. Tai tu tik tiek gali, mažulį, tu nežinai, kaip aš stumiu ant savęs. Aš esu labai savikritiška, aš labai analizuoju save, labai stebiu save, nes taip, kitaip, man atrodo, ir neauksi. Tai jeigu tas žmogus, kuris ten žemina, skaudina, aišku, kad yra nemalonu, bet ar jis dabar šiai dienai kažką pakeis, pakoreguos mano viduje, nemanau. Tai dažniausiai būna jo vidinė projekcija, kad aš... O Dieve, bet dabar prašau, neapipilkit blogais komentarais, kurie, nu dabar parodysim. Aš manau, kad jau tu galbūt esi už tos ribos, nes aš dar šiek tiek pasižiūrėjau prieš, žinai, reikia pasižiūrėti paskutinius duomenys, žinai, ten pas tave 272 tūkstančio, ne, yra 272, jo, Instagramas. Tai, manau, čia jau ir tu, kiek tu laiko esi Instagrame? Skaičiavai? Nu, kokie virš 10 metų, tai tikrai. Tai va, nes tu buvai viena pirmųjų, man atrodo, kuri pradėjo, žiūrėdavau iš šono, jo, savo joduliuose būdamas ir pavydėdavau, žinai, taip piktai. Paskui žiūri, tikrai, tu darai nuosekliai, tvarkingai ir indriškai. Indriškai, jo, va, taip autentiškai, tai už tą tikrai pagarba. Nes aš vis dar neapsisprendžiu, kaip man daryti, žinai. Nes toks, koks esu, rodytis ypač kitau, nes man dažniausiai būna nelabai linksma, tai nėra ten ką rodyti, žinai, arba nepasiryžtu. Bet žinok, tas labai, man atrodo, kad tas tikrumas iš tikrųjų, tai, nu, jisai padeda,
Nu, žinai, keista, bet tam tikrų momentų, kai mes čia visi šnekam apie nuomonės formuotojus, tai jeigu nori supykdyti ir ten sulaukti daug klikų, tai tiesiog pirmą pareigybę iškelk nuomonės formuotojas. Arba influenceris. Bet realiai visi tie, kurie pyko, kurie loja, kurie juokėsi, jie tą patį daro. Jie yra tame pačiame katile ir geria tą patį savo prispjaudytą vandenį ir jie, nu, vienok, iš mano pažįstamų, turbūt ir iš tavo pažįstamų, visi veda kažkokią tai ten daugiau mažiau, nu, žinai, kategorijų, nuo ar kremukas, ar kremas, ar automobiliukas, ar automobilis, nėra skirtumo, kaip tu tai pateiksi, tiesiog keistas yra požiūris. Jeigu tu tikrai mažybiniai pinigėliai arba pinigai, laidelė arba laida, nu, tipo, sumenkini tai, ką tu pats darai, tai, nu, va čia man toksai dar vis dabar yra prasišovimas, nes aš žiūriu taip kaip į darbą, į veiklą ir visų pirma žiūriu, kaip aš jaučiu. Net marketinginė prasme, tai aš pasakiau prieš gal 12 metų, nu, sako, kažkokie ten strategijai. Taigi tuo metu nebuvo nei agentūrų, nei kažkokių strateginių planų. Iš viso ten mano pirmas... Daug kas iš smagumo darė pradžioje, taip. Taip, bet tikrai buvo smagu. Bet aš to smagumo iki dabar, Timūrai, nepamečiau. Aš iki dabar, jeigu va, ten sekmadienį prasprogau ir ten esu baisi ir išgyvenu ten, nežinau, siaubingas, vaisingas dienas, tai kodėl aš neturiu teisės, nes ašgi pati savo valdau tą dalyką. Jeigu tau nepatinka, jeigu tau, o Dieve, kaip šlikštu, jinai ten serga mėnesiniam, jo, ir ten ar jai skauda ar bloga, tai tavo pasirinkimas ar žiūrėti ar nežiūrėti. Nes tu esi to kanalo vedlys. Taip, dėl tavęs toks yra. Nu, bet ne jie turi nuspręsti, nežinai, daugelis dabar nauja atėjo ir sako, ko jūs norėtumėt? Nu, pavyzdžiui, ten klausia, ko jūs norėtumėt? Taigi, priklausomai, vienas norės daugiau, kad tu kalbėtum, kitas, kad daugiau rodytum namų, kitas, ir tu tiesiog gali pasimesti ir įsibarstyti ir kaip tu čia. Tai aš, man atrodo, manau, kad tikslinė auditorija, galbūt ir mažesnė, nes dabar yra nebe kiekyje esmė, o kokybėje. Tai tam tikroje auditorijoje, žinai, nes vat irgi atsirado TikTokas ir tada, o Dieve, gal čia reikia daryti. Nu, ne man tai yra, man tai nebetinka. Tai daro ta žmonių, nu, grupė ir jie atitinkamai turi savo auditoriją. Aš kartu turiu atitinkamai moterišką auditoriją, kurie yra ten, šiaip tai mano auditorija tikslinė. Dabar tai yra statistika mano, 99% moteris. Oho. Tai yra mano visiška va šito viso ilgos kelionės siekiamybė. Aišku, kad daugelis vyrų ten ir parašo ir seka, bet kad viešai sektų, jie to nedaro, nes aš per tiek jau metų patapau tą moters... Moteriškumo ambasadorė. Aš atsimenu tavo shiftą realiai. Buvo man labai faina stebėti. Nes jeigu aš neklystu, bent jau man kaip atrodė, tai vat su renginiais moterim, kur vat, ten buvo toksai jau matėsi, žinai, vat, pasisuko, nes iki to dar būdavo daugiau to bajeriukų kažkokių, žinai, nes bajeriukas jis dažnai būna toks uniseksinis, bet vat su lyg renginiais pasijautė toksai, kad va čia bus. Ir taip. Su iniciatyva, ir su tuo, bet čia buvo pagalba man pačiai. Nes aš taip atradau vienas iš mano iš duobės išlipimo, grįžtant apie tą duobę. Tai ir man, ir šiaip man iki dabar patinka, aš labai toliau vystau tą bendruomenę ir tą iniciatyvą ir pagalbos. Ir dabar ir jau kita yra nauja, Būk geras, nelauk kalėdų, kur su vaikais tiesiog šviečiamoji apskritai apie kitokius vaikus. Integruoti truputėlį, daugiau suteikti tos informacijos, nes jau per tiek metų suprantu, kad tos patyčios yra akivaizdžiai dėl trūkumo žinių, kaip priimti kitokius žmonės, nes jeigu tu nematai, tai nereiškia, kad jie neegzistuoja. Tai tiesiog supratau, kad padėdama arba kalbėdama apie man labai panašius jausmus, išgyvenimus, bet per kitų moterų istorijas, aš padedu ir sau, ir jom, ir čia buvo tokia vėlgi nesąmoninga
be jokios strategijos terapija. Nes pirmas iš viso tas susibūrimas ir tas renginys, kuris įvyko, tai buvo su visais kitais klausimais, o ką tu ten darysi? Aišku, jisai ganėtinai gal ir protingas klausimas, nes kur aš tokia sakau, geras klausimas, nes, tu nei šoki, nei dainuoji, nei ką tu, iš viso sako apie ką. Ir tokia tiesiog sakiau, kad noriu pasakyti ačiū. Tai aš ačiū sakau kiekvieną kartą, nes ir dabar šokiai, kam per 30 tie patys renginiai, jie toliau tęsiasi. Ir aš kiekvieną kartą tikrai nuoširdžiai dėkoju toms moteriams, kurios ateina. Nes iš tikrųjų nuoširdžiai, kai mes įsivažiuojame tą tokią virtinę, tai tampa labai savaime suprantama. Toksai, dar vienas projektas, dar vienas renginys, čia žinai kažkaip tai. Bet jeigu tu iš tikrųjų vertini, o tie dalykai man, pavyzdžiui, labai padeda, tai yra tos mamos, kurios augina sunkiai sergančius vaikus, bendravimas, komunikavimas, kurį aš darau iki dabar. Tikrai bendrauju iš tų mano moterų, aš jas vadinu ne veltui herojomis, jos jau atidarė 2 dienos centrus. Jos jau dabar padeda ir būrė tokią bendruomenę, nes tuo pačiu, man atrodo, tai labai suartėja. Tai kažkaip tokios, prasmingos ir jos šiaip viešumoje, jos yra labai neįdomios istorijos, dėl ko aš pradėjau vengti netgi kalbėti apie gerus darbus, nes jie buvo traktuojami kaip pagirūnė arba oi, padeda. Aš net savo aplinko girdėjau jo, kad, žinai, čia tipo šildosi prie kitų nelaimės, kažkas tokio, tipo, žinai. Tai aš tą palikau viešumą, dėl to dabar yra šokiai, kam per 30, nes supratau, kad ir pati pasikeičiu, tie renginiai ir vakarai, jie ir patys keičiasi, nes aš tiesiog leidžiu savo būti be jokio, žinai, va tokia saugi aplinka. Bet žinok, yra, tavo energija visai kita yra, nes mes senokai matėmės. Tai jo, tas su tuo labai tave sveikinu, žinai, tokios vidinės ramybės. Taip, yra žymiai daugiau. Dėl to, kad gal toksai ateina jausmas, kad